nuogos kojų odos. Tai reiškia, rekomenduojam nusiimti ir kojinytes, kad ši vieta taip pat kibtų prie stulpo. Pradėkime nuo kojų pozicijos. Reikia sukurti X su pėdomis ant stulpo, keliai iš skirtingų stulpo pusių su vidinėmis sąnarių dalimis spaus į metalą. Tai pirmoji koja, pačios nusprendėme arba patys, su kuria norime pradėti. Įstatau skersai stulpo arčiau savo kūno. Kelio vidinė dalis liečia stulpą, pėda išeina į kitą stulpo pusę. Pradžiai, kai mokomės, norisi papildomų sukibimo, šitą koją gali susilenkti, bet galų gale tikslas yra laikyti ją patemptą. Ir keliaujam prie kitos kojos. Kol kas rankų nerodau, tai tiesiog ignoruokit, ką aš čia darau. Užkabinu kojytę iš priekio. Vėlgi vidinė kelio dalis pagauna stulpą, pėda įstrižai nueina į kitą pusę ir su pėdomis turiu tokį iksiuką. Pademonstruoju dar kartą iš šono, tai vėlgi įstrižai, neišvažiuojam per daug į priekį, vidinė kelio dalis turi liesti stulpą ir į jį spaustis ir kita koja lygiai taip pat iš kitos pusės. Atkreipiu dėmesį iš karto, jog aš esu visą laiką sėdimoje pozicijoje ir savo klubus spaudžiu galą šiek tiek juos liesdama. Šiek tiek aukščiau ar žemiau būti yra ok, bet daugiau mažiau išlaikom visada sėdimą poziciją. Rankos. Viena ranka, kuri su alkūne įsilems į stulpą, stums mane nuo stulpo, kad neįgriūčiau į priekį ir nepamesčiau savo sėdimos pozicijos. Idealiausia, jeigu jūsų kauliukas šiek tiek išlys į kitą pusę. Labai nedaug, minimaliai. Kampas, kurio mes siekiam, yra mažiau negu 90 laipsnių, nes kuo jis bus mažesnis, tuo bus patogiau stumti ir šiek tiek arčiau bus stulpo, negu kai būtų 90. Kita ranka yra visiškai tiesiai iš alkūnės ir iš peties mane traukia į viršų. Alkūnės nelenkiu, dirbu su mentimi ir petimi. Tai dar kartelį. Viena ranka įsistatys ties alkūnę, mažiau negu 90 laipsnių, kita ranka traukia, stumia, traukia. Nesvarbu, su kuria koja dabar pradėsiu, nėra specialios taisyklės, kuri ranka su kuria koja turi derėti. Tai susistatau rankas ir pradedu. Dabar noriu nuo kairės kojos pradėti. Įstatau, įstrižai, kitą priekyje. Lipimas į viršų, rankos minimaliai po kelis centimetrus. Apatinė, viršutinė, rankos, kojos, kuo arčiau stulpo. Pradedu nuo šitos, kurią judinu, tą, kurią arčiau kūno, palei stulpą. Į viršų, į viršų. Vis dar sėdžiu, matot, užpakalis yra apačioj. Ir vėl ranka, ranka. Į viršų, į viršų. Ir taip po truputį užkopsim į viršų. Kai visa šitą yra atidirbta, jaučiamas pakankamai užtikrintai, galima pilnai paleisti abi kojas, perdėti ir keliauti į viršų. Kai paleidinėjam abi kojas, galime jas sukeitinėti vietomis arba palikti taip, kaip buvo. Rankomis irgi galima pasižaisti ir kylant į viršų keisti. Iš pradžių buvo dešinė apačioj, kylu į viršų, kairė apačioj. Tai parodo dabar tą variantą, kur keičiam kojas, keičiam rankas. Pradedu čia, kylu į viršų, įsistatau, paleidžiu kojas, sukeičiu dabar kairė gale. Ir po truputį keliauju viršų, kitą alkūnę ir vėl sukeičiu kojytes. Ir viskas, lengviausias išėjimas yra nuslysti ant rankų.